kad nebus, nes vis tiek. Tai tie keliai yra ganėtinai platus ir patogus vaikščioti. Mes buvo taip darėm, kad tiesiog visi užsimerkė, klausėsi ir ėjo visom, žinai. Ten vienas kitą vos nesitrenkdami, žinai, bet savotiškai kiti pojūčiai pradėjo labiau. Gerai, Rimai. Jau viskas? Taip, važiuojam. O, ačiū labai. Pamiršau per tas šnekas. Matai, pušaitės augo kadaise aukštapelkėj ir va čia, išrautos jos ir jau baigia supūt jų šitie kelmai. Išsiraitė, žodžiu, šiaip jos labai, kadangi durpė sunki terpė augt, maisingų medžiagų nedaug, tai jos labai ilgai auga, žodžiu. Ten gali 100 metų jinai būti metro kokio, nedaugiau. Mes čia dabar laužti, paskui, kai tik dar labiau aptems, tada pajudėsim tą pusę. Gal nelynės per greit pabėgom? Čia tai lėlių gaudimo, žinokit, įranga va čia va šitam. Jo, matai, jis taip tik nuduoda, kad čia paukščių mylėtojas pagauna ir paskui... Kaip šautuvasgi panašiai, nu. Čia man čia kažkaip irgi, pernai mes bandėm, čia irgi su muzika kažkiek laukti, tai kažkaip patiko, tai aš irgi paėmė, sakau, proga. Kadangi, sakau, kaip ir pradėjau šnekėt, kad turim ir įvairius ryšius ir Tele2, ir Omnitėlėm, ir dabar bandysim gamtos ryšį pasigauti. Tai gal kažkokia įtaka turi. Man tai būna, kad kuomet groji, tai savotiškai veidas pasimato, nes gauna, kad tu taip groji, tai čia gaunasi kaip viena akis, kita akis ir čia lūpa. Savotiškai žiūri, kad likai žmogus nežiūrėtų. Taip įdomu. Kas dar yra, kad žmogus didžiąją dalį savo tų juslių tai naudoja regėjimą. Ir per tą regėjimą mes pasiėmėm daug labai informacijos. Ir kad dabar, o visos kitos juslės yra šiek tiek prislopintos. Tai kad šiek tiek jas suaktyvintume, tai paprasčiausiai galit ar atsigultis, patogiai įsitaisyti ir tiesiog pamėginti užsimerkti. Ir pamėginti atsipalaiduoti, nurimti, kažką galvoti tokio, kas neapsunkina. Aš bandysiu kažkokį muzikinį foną sukurti paskui. Tada prisiminiau, kaip pasidaryti, kad biškai geriau girdėt. Tai va, užsispaust, šitom vietom tą. Ai, šiek tiek suspausti, ne? Ir greit atsidaryt. Atkimšti, nu žodžiu. Kokius 3 kartus. Gerai. Pamėginsim, žiūrėsim, šį gausim. Kai atleidži, tai iškart geriau.
ir jos būna, kad trejinės, dviejinės, keturinės, ir jos būna, kad atitarė ir savotiškas sukasti ratu, ir iš tikrųjų, vat, nežinau, ten, savotiškai būna, kad tu nedainuoji, bet tu klausai. Ir savotiškai tu pajauti, kad kuomet jau dainuoja įsijautusios moterys, tai savotiškai atsiranda sukimasis. Sukimasis arba jausmas toksai, kad viskas kyla į viršų, arba į žemę, arba plečiasi. Tai vat, tie dalykai iš tikrųjų yra išjaučiami ir kiekvienam pajaučiami. Tai vat, kokį palikimą mums paliko, tai vat, tos sutartinės. Ir kas dar liko iš tikrųjų, vat, kas skatina tos aukštesnės būsenos buvimą, tai lietuvių liaudės dainos, ir pastebėkit, kiek ten yra mažybinių žodžių. Kai tu būsi kažkokia vat, neišmanimo, aistros būsenoje, tau kils noras pyktis, reaguoti į situacijas nervingai ir panašiai, bet kai tu kreipsies į mažybiškai žodžiais, tau nesigaus piktai kažko padaryti. Tai jeigu vat, kažkokia vat, nori tą pykčio išvengti, kažkokią stresinę situaciją, tai pamėgink tą mažybinių žodžių pasikreipti kažką. Jo. Katytė tu mano. Ką teiki šią? Ir tu nesigaus niekaip. Čia geras šį patarimas pamanyti. Taip. Reiks pabandyti. O labai daug. Nes čia daug nereikia mažybinių žodžių, pamatysit, kaip reaguoja kitas žmogus. Kažkas čipsina, pasimetimas. Ir kas mums įdomiausia buvo, kai mes buvom Ignalinos rajone, važiavom pas tokią moteriškę. Jinai ten susidūręs yra su vilkais. Ir mes jos klausinė toks Kastytis iš botanikos sodos. Žinau. Jis mus ten pasiuntė, tai mes nuvažiavom pas tą moteriškę. Susipažint, paklausinėt, kokios jos santykės su tais vilkais. Tai iš tikrųjų ten santykės labai įdomus. Ir jinai iš Žemaitė yra, bet taip jau gyvenimus lėmė, kad jinai iš Žemaitijos pateko į Aukštaitiją, į tą vietovę, į Aukštaitijos nacionalinį parką. Tai iš vieno iš tokių etnografinių tų kaimų ten gyvena netoliese. Ir jai buvo taip, kad sako, tokį įdomus įreiškimą pasakė, kad vilkas man darbą surado. Tai kas įdomiausia tai buvo, kad kuomet jinai ėjo į mišką grybauti ar uogauti, nepamenu, ir žiūri atbėgo šuo kažkoks. Ir pasirodo, kai pribėgo visai šalia prie jos, matė, kad tai ne šuo, tai vilkas, ir jie žiūri, Jis kažkaip pasakė, tu eik savo, keliu. Kas įdomiausia, kad ta moteriškė, jisai toliau nubėgo ir jinai pradėjo juos sekti. Jinai sekė, taip gilinį mišką, ir kai jau pametė jį, tą vilką, tai išbėgo žmogus, sako, ar matei žvėrį, sako, mačiau tą moteriškę. Nu gerai, dar pasišnekėjo ir gavos taip, kad tas vyras po to pokalbio jai darbą, davė. Sako, dirbsi va ten ir ten, tai kažkaip botanikos sodo kažkokie ten prižiūrėtojai. Taip, kad iš botanikos sodo jis tik tai buvo, bet tam poskyriui toj vietoj. Gavos taip, kad vilkas atvedė prie žmogaus, kuris jai davė darbą. Tai toks įdomus santykis. Ir va, kas įdomiausia, tai yra labai įdomu stebėti žmonių skirtenybės, jų tam tikros irgi likimus. Yra tai, kad buvo taip, kad ta moteriškė taip įdomiai išreiškė, kad jinai su vyru gyvena 30 metų. Ir sakom, nežinau, kaip čia tos tiesos nesitras, ir sakom, mes dar nebuvom ne kartų susipykę. Tai va, tai kažkaip žapti mum visiems, kaip čia taip gali būti, kas čia, nes būna, kad per dieną ten kelis kartus, o čia per 30 metų ne kartą. Ir iš tikrųjų, kuomet pasižiūri, tos paukščius, varnos kažkaip nesidomi šarkom, žvirbliai, tais gandrais, dar kažką. Ir būna matyti taip, kad žmogus atranda žmogų tokio paties, nežinau, ar tokių pat pomėgių, to paties, pavadinkime, jeigu imtos tos paukščių išvaizdas, tos pačios išvaizdos, kuri gali būti rūšies, jos subtilios, nesubtilios. Ir tarp jų natūraliai dėliojasi tam tikri santykiai, tarp jų išnyksta, nėra to kažkokio pykčio ir dar kažko ir panašiai. Nes kas paskui dar kas įdomiai susidėliojo, kad buvo tokia paskaitėlė, klausiau, ir buvo sako, kaip atrasti mokytoją. Kaip sako, kuris tave vestų, panašiai, tai tas mokytojas, panašiai gaunasi,
gali privesti prie vyro ir moters santykių. Tarkim, vis tiek mokytojas, vis tiek vyras veda. Savotiškai gaunasi taip, kad moteris gauna mokytoją, kuris ją veda kažkur. Ir sako, vat kada žinoti, kad tas mokytojas yra tau skirtas, arba tas vyras tau skirtas, ta moteris yra tau skirta. Tas taip įdomiai reiškia, kad tuomet, kuomet tu pajauti pats, kad tu viską padarėjai, ką galėjai, ir tu jau savo vidum pasakai, kad man jau reikia pagalbos, kas man padėtų eiti tolyn. Gerai, visi atskrenda. Tai tas įdomu iš tikrųjų, gal tame tiesos ir yra, kuomet žmogus dar nėra pasirengęs gauti mokytoją, jisai yra veikiamas visuomenės spaudimo, dar kažko, tu turi turėti kažką, ar ten tą mokytoją, ar vyrą, ar darbą, ar namą, ar būstą, tu turi turėti, bet tu nesi dar tam pasirengęs, savotiškai, tu dar dvejoji, dar esi tam pasirengimo lygmenį, ir gaunasi taip, kad tu renkiesi ne iš to savo tikrojo pajautimo, kad tu esi pribrendęs tam tikram veiksmui priimti, bet tu esi jau veikiamas, pavadinkim, neišmanimo, tos būsenos, tos aistros, kad tave verčia. Ir tu, žinai, tu pasigriebi ir paskui pamatai, kad aš ne tą pasigriebiu, mane paveikia kažkas. Tai va, žinai, iš tikrųjų ir gaunasi prie to, kad ir daugelis kultūrų irgi sako, kad jeigu nori, kad tam tikri dalykai ateitų, arba tu juos sąmoningai priimtum, tu turi pradėti keisti ne pasaulį, bet, žinai, bet pats save. Ir gaunasi, kad tu per savo keitimą, o savo keitimas, tarkim, tas pats sąmoningas buvimas gamtoje, tu jau save keiti, tu jau sakai, aš noriu tapti sąmoningu, aš noriu mąstyti, aš noriu gauti pajautimą, kaip vieną kitą dalyką spręsti, atrasti, suprasti. Tai jau išreiškia tą tokį, vadinkim, savo norą sąmoningą tam tikrų dalykų siekti. Ir kas įdomiausia, kad vienokiu ir kitokiu laiku tau atsiranda tas sąmoningumas. Naminę pelėdą negirdėjot kartais? Naminę pelėdą. Ne? Aha. Girdėjau. Rimtai? O kas girdėjo? Nieks ne. Aš negirdėjau. Na va. Buvo kažkas toks. Jokio garso negirdėjot? Aš girdėjau, bet nežinojau, kas ten. A, girdėjo? Jo, bet... Naminė pelėda. Taip, paimskime. Gerai dabar, daryk. Šitą girdėjot? Tai? Nu, čia naminė, taip ir skamba iš tikrųjų. Va, jisai medžio. Kai patelės apačia visa yra tamsi, o patina bus su baltom dėmelėm. Sparnų galvose, taip.